Parametrai visi ryškiai pagerėjo, tai yra tiek greitis, tiek suvokimas, tiek apibendrinimas. Pradžiai, kai atėjau, jei gerai pamenu, 300 gal buvo greitis, dabar baigiant 1200, suvokimą irgi vertinčiau kaip pagerėjimą, nes tiesiog yra informacija peržiūrima pagal tam tikrus kriterijus, iš anksto nuspėjus ir tai labai efektyviai pagerina. O kam jums apskritai reikia skaityti greičiau? Tarkim, aš studijuoju psichologiją, tai labai daug prisikaupia man knygų, norimos literatūros, kurią noriu perskaityti, bet nebespėju perskaityti ir šiaip skaitimo greičiu savim nebuvau patenkinta. Tai ir džiaugiuosi, kad atsirado toks dalykas. O jau buvo situacija, kur jau pritaikėt konkretus pavyzdys? Stengiuosi test readingą, tai yra greitai skaitimą, taikyti visur, kai skaitau straipsnius, atsirenku informaciją, taikymas naujos metodikos padina efektyvumą. Tai rinksitės kaip pavaras važiuodami automobiliu, tai kad poezijai reikia 1 pavaros, o mokslinei literatūrai 5. Kaip elgsitės dabar tą įgūdį išlavinę? Visiems tekstam taikysiu tik vieniem kažko daugiau, kitiem mažiau. Tekstams paprastiems taikysiu greitai skaitimą, o mokymuisi taikysiu efektyvaus mokymosi metodus.